Ne, viskas gerai. Ta prasme, viskas ok. Bišį čia kruizų buvo paplaukęs, bet šiaip viskas super. Labas, aš Aurimas. Ką praleidau? Jo. Galimai kažką praleidai. Ar mes turim dar vieną COVID-ą? Ar mums laukia pandemija? Ne visai. Prie to prieisim. Pristatau jums hentavirusą. Stay on that boat. Pasilik ant tos valties. Žodžiu, naujausia informacija. Laive buvo aptikta kaip įtariama tuo metu, hentaviruso protrūkis. Gal protrūkis. Atvejai, žodžiu, virusas. Pasaulyje dar vienas virusas. Taip atrodė visos antraštės. Kas pasitvirtino tikrai, tai bent jau kai atplaukė iki Tenerifės šitas laivas, ar ne? 3 laivo keleiviai, olandų sutuoktinių pora ir vokietė, mirė. Kiti laikomi susirgusiai šita reta liga. Ką pasakė Pasaulio sveikatos organizacija, tai yra pirmasis hentaviruso protrūkis kruizinėme laive. Ir kaip vienas iš Lietuvoje viešinčių daktarų sakė, tai ne tų daktarų, kur tų gydytojų, ar ne, kad tuo metu tyriama, ar tas virusas buvo perduotas žmogui iš žmogų, nes COVID'as tom buvo pavojingas ir baisus, kad tu galėjai užkrėsti tiesiog apčiai ir viskas. Ir kas nutiko? Žmonės pradėjo panikuoti, o ne, dar viena pandemija, dar vienas virusas plinta ir mums visiems hanach. Bet ar tikrai? Taigi, ką apie hentavirusą rašė mūsų nacionalinis visuomenės sveikatos centras, tai ūmi virusinė liga, kuri gali pasireikšti nuo lengvesnių simptomų iki sunkių būklių, pažeidžiančių inkstus arba kvėpavimo sistemą. Pagrindiniai požymiai - staigus karščiavimas, šaltkritis, stiprus silpnumas, galvos, nugaros ir pilvo skausmai. Viruso šaltinis gamtoje yra graužikai. Žmogus dažniausiai užsikrečia ne nuo kito žmogaus, o įkvėpęs dulkių, užterštų graužikų šlapimu, o jezau, fui. Dėl to pavojingiausios vietos sandėliai, rūsiai, sodybos ar kitos ilgai nejudintos patalpos, kur gali būti pelinių graužikų. Bet, čia yra detalės, čia yra tos tokios, ar ne, ką aš jums skaitau, čia dabar tiesiog tokia pamokėlė, ar ne? Bet kas, paprastai tariant, kas nutiko, tai iš tikrųjų, mes pradėjom sekti naujienas ir pasirodo, kad atplaukia kruizinis laivas, o tam kruiziniam laive kažkas užsikrėtė kažkokiu virusu ir tada paaiškėjo, kad tai hentavirusas ir tada žmonės, o ne, čia jis mirtinas virusas, 3 žmonės mirė ir tada dar vienas COVID'as. Bet iš tikrųjų dauguma protingų žmonių kažkaip labai didelės panikos nekelia. Kuom išsiskyrė šitas virusas, tai bent jau kaip sakė Pasaulio sveikatos organizacijos atstovas, jisai nėra naujas ir daugiausiai paplitęs Amerikoje, bet užtat kas svarbu su jo, tai jo mirtingumas yra labai didelis ir siekia net iki 40%. Tai yra labai pavojingas virusas, jeigu tai paprastai. Bet anot jo rizika visuomenė yra maža, jis nėra lengvai perdodamas. Va, kažkoks man nematytas vaizdo įrašas čianais dar buvo įpublikuotas. Kas čianais buvo? Paleidžiam. Aš kaip suprantu, čianais žmogus iš laivo, ar ne? Jake Rosmarin. Ar ne, čia vaizdo įrašas ir jisai plaukia to laivu ir jam baisu buvo. Dama, šiaip žiauru. Jo, kad realiai išgyvena visą šitą momentą, tai aš įsivaizduoju, kad tai buvo žiauriai baisu, nes jie tai, ta prasme, ten yra ir jie bet kas gali užsikrėsti ir mirti nuo to, ar ne, tai toks jausmas buvo. Štai, labai neblogas straipsnis parašytas iš LNK žinių. Tai mirtinas virusas kruize, ekspertė pasakė, ar reikia baimintis dėl naujos pandemijos. Paskaitam, išsiaiškinam ir tiesiog, kad patiem ramiau būtų, ar ne, ar mes kažką praleidom šitoj visoje istorijoje, ar tai rimtai reikia dėl kažko baimintis. Yra žmonių, kurie po šio įvykio kruizinėme laive jau lygina hentavirusinę infekciją, šiuo atveju su COVID-19. Ar tai tame yra rizikos, klausė ekspertės. Jis sako, kad ne, tikrai ne. Štai, jos žodžiai, ne mano. Man reikėjo tiesiog įsijungti Delfi kolegės Reelsą padarytą ir jinai puikiai paaiškino visą situaciją. Tai dabar paklausom, ar aš teisingai viską supratau. Važiuojam. Teko girdėti apie hentavirusą. Tai ūminė, virusinė, oro lašiniu būdu plintanti liga, kurioje būdingas karščiavimas, šaltkritis, bendra intoksikacija bei kvėpavimo takų pažeidimai. Būtent ši pavojinga liga užklupo kruizinio laivo Hondius keleivius. Laivas plaukė iš Argentinos, kai jame mirė 3 keleiviai - olandų pora ir Vokietijos pilietis. Tai nepasakyti 3. Pasaulio sveikatos organizacija patvirtino diagnozę.
Mirusios Olandės kūne aptiktas Hanta virusas. Pastaruoju metu laiko stovėjo Okay. prie prajo Čia yra faktas, kurio aš nepasakiau jum, tai labai teisingai paminėjo, kad po mirties aptiko, ar ne, kad tai buvo išsiaiškino. Aha, tai buvo hantavirusas ir tada viskas paaiškėjo. Vis dėlto situacija išlieka įtempta. Laboratoriniais tyrimais patvirtinta, kad dar vienas keleivis užsikrėtė virusu ir dabar yra gydomas intensyviosios terapijos skyriuje Pietų Afrikoje. Laive yra ir Paminėjom. daugiau įtariamų hantaviruso atvejų, o tarp susirgusiųjų yra ir 2 įgulos nariai. Specialistai stebėsi, mat toks užsikrėtimo protrūkis laive yra itin neįprastas reiškinys. Ispanijos vyriausybės teigimu, dabar laivas plauks į Kanarų salas, kur ir bus išlaipinti likusieji keliai. Žodžiu, iki Tenerifės. Taip, BBC rašo, nėra jokių ženklų, kad būtų koks nors didesnis protrūkis šiam virusui, bet Pasaulio sveikatos organizacijos šefas Tedros įspėjo, kad situacija gali pasikeisti. Bet kol kas nieko nefiksuojama. Čia naujausia informacija iš BBC. Bet tai netrukdo mūsų memų pasauliui kurti savo šedevrus. Pažiūrim. Sprendimas, kaip išspręsti hantaviruso problemą. Leiskit atspėti. Jūs pasiūlytis ją susprogdinti. Kokie jūs žiaurūs žmonės? Tai ką, šiandien viskas. Dabar jūs nieko nebepraleidot. Parašykite į komentarus. Ar buvot tame laive? Jeigu buvot, kaip jums sekėsi. O šiaip naujienos nelėtėja, jų ir toliau krenta, tad kad jūs nieko nepraleistumėt, mes susitiksim jau labai greitai. Prenumeruokit, kad nepraleistumėt. Ate.